Labą dieną. Prašom. Labas, ką čia turi? Man reikės iš jūsų duomenų. Aha, kur tie mano akiniai? Pagrindinės užsitęsusio iki teisminio tyrimo priežastis. Taigi teikėjau už pirmą ketvirtį ir už antrą. Tai ten trūksta duomenų dėl nepilnamečių traukimų į nusikalstamas veiklas. Taip pat PVM grobstymo bylų statistikos. Ką žinau, reikėjo gal Chodaravičiui pavaduotojai paduoti? Nu, tai jūs nunešit ir dar paspausit. Gerai, bus padaryta. Kaip šiaip sekasi? Gerai? Gerai, vis dar viena, šeimos neturi? Suspėsiu. Nu, gal ir gerai. Gal ir gerai į priekį laisvai žiūrėti. Tai aš gal jau ir netrukdysiu. Tai ačiū, kad užkrovei darbo. Jeigu kils neaiškumų, skambinkit. Laimingai. Dėkui. Tai kas ten tokie buvo? Nežinau, bet kažkas susijęs su zonom. Ten dabar Fenas vaikšto ir čia iš tos pačios partijos. Kažkaip labai daug kriminalo. O kaip be jo. Nepaliksigi prekės už pusę lemo. Švarumas 92. Milteliai. Milteliais lengva perdozuoti. Nu, reikia tiksliai svert. Gerai. Šiandien pat prazonduosiu. Nu, vyksta mūgė. Liuks, kaip tavaras? Eis. Reikia. Gerai, viskas, aš vykstu. O palaukit, Riuščka, aš gyva, ruošiu, pietus darau, pavalgysim, papitausim. Aš susitaręs. Okay. Kitą kartą. Aha. Tai praneš kaip kas. Gerai. Ja. Skubėk lėtai. Nors tau... Kas šitoks? Dileris. Okay. Jau keli metai kaip temui. Patikimas? Oi, šitą nebijok, mentų neatves. Mes jau tiek vargių kartu prasukom, kad viskas šitą krita. Jo. Nu, ką? Metas pabazarint apie dalį. Kokią dalį? Не понял.
tu su juo dar nebazerinai. Dar ne. Hakėjai. Ne, tai kiek pasakysi tiek. Tai jeigu ne hardas, aš vapšiai ant nulių sėdėčiau. Atsakymas teisingas. Madėts. Žinai, ką pagalvojau? Gal mums pakalbėti su savo žmogum iš struktūrų. Gal jis žinos, kas ten tokia buvo. Taip, maladės, kardinandikai, reikia pabazarinti. Ir tuo pačiu strachovkę pasidarysim. Va, tik, žiūrėk, nesakyk, kad ten dafiga prūdai buvo. Sakyk, 2-3 kilogramukai atidavėm mangiukui, o tas dingo kaip po žemę. Teisingai. Prašau. Ačiū. Tu nepatikėsi. Tik padėjau blakę ir toks pokalbis. Prokuroro? Taip, tuoj parodysiu. Klausyk. Neturiu čia. Ir mieste nėra. Tu ką? Nori, kad kas nors rastų tokį dalyką? Kompiuteryje, bet palikau Mickiškėse. Niekas ten neras. Poryt paimsiu. Šiandien išvažiuoju iki Klaipėdos. Ikiteisminis tyrimas stringa. Juk sakau, ten saugu. Susimokėjęs ištrinsiu. Kol kas. Supratai? Kažkoks kompiuteris, kažkas svarbaus. Taigi kompromatas. Aiškiai sako, susimokėsi, ištrins. Tai kas? Kas tai kas? Tai ko mums reikia? Tik lemba, nežinau, kur tas Mickiškės gūlinau, kažkur prie Telšių. Ir ar prie Vilniaus, tik tai jų žemėlapį nėra. Tu žinai? Diana, čiagi prokuroro sodyba. Negalim be teismo leidimų į vidų eiti. Nu kokie leidimai? Reiks surinkti įkalčius ir viskas, lėks lauk. Kur tas kaimas? Raibužė sodyba. Tikrinau, nėra registruota tokio turto. Tai gal jis tiek apsukrumo turi, kad ne ant savo vardą registruotų. Tai tu žinai, kur tas kaimas ar ne? Esu porą kartų buvus. Nu tai gerai. Turim parą laiko paimti tą kompą. Pamiršai, ką žadėjai? Ką? Kad pasakysi, kas už tave stovi. Aš noriu žinoti, ar teisingai pusė esu. Apygardos prokuratūra. Konkrečiau? Prokurorai. Kas per prokurorai? Aš jiems sakiau, kad galima tavim pasitikėti. Kad tave privertė Raibužis išeiti iš darbo. Rimantas Remeika ir Evaldas Banys. Patenkinta? Koks čia tavo interesas? Mes su Rimantu, galima sakyti, labai geri draugai. Tik apie mane ir Šarkį nepasakok jam gerai, nes man blogai baigsis. Šitą nereikia sakyti net. Einu persirinksiu. Gal grąžtą turi? Kam? Nu, spyną reikės atrakinti. Paieškosiu. Ką čia turi? Kaip ir prašei. Fenas. Pavėlavai. Kaip pavėlavau. Nebereikia, šiandien užsipirkau.
Prasme nebereikia. Milteliai. O taip, milteliai. Ten tabletės buvo. Nuo krafto. Iš kur žinai? Visi visada tabletės. A. Estiškas pas tave. Ta prasme, estiškas. Įvežė čia pilnos zonos tokių. Miltelių dabar kažkokius rasborkės vyksta. Kiek supratau, kažkas pakirto pusę partijos. Paėmė visus pinigus, dalį prekės atidavė, antros nebeatidavė, pabėgo. Žiūriu, tu jų pusėje. Būk atsargus. Ten rimtesni žmonės. Kokią progą lankyti prokuroro sodybai? Paslaptis? Ne paslaptis. Byla strigo, reikėjo pagalbos, o jisai atostogavo, tai įsiprašiau. Padėjo? Jo, Kokia byla? Linarto nužudimas. Pateisėjo? Jo, reikėjo duomenų iš Rygos. Tai Raibužis padėjo. Girdėjau apie tą bylą. Ilgam nuteisė? 15 metų. Čia kažkur turi posūkis būti. Ai, ne, toliau važiuojam dar. Kaip tu manai, jis korumpuotas? Gandų negirdėjau, įrodymų neturiu, tai sunku pasakyti. Dovilė, jeigu jo vietą ateis žmogus iš apygardos, tau nuo to bus tik geriau. Tai va, kame reikalas. Reikia posto. Taip, viskas sutarta. Tai reikia vieno kompromato ir jis varys lauk. Paskui galėsim čia kompą įdėti. Jeigu ne laptopas, stacionaras. Ką aš žinau, nešim rankose. Čia tikrai kaimynų nėra? Ne, nėra nei kaimynų, nei kamerų, vienkiemis čia. Tai einam. Einam. Čia.
Och tu! Indriucha, nifiga sia, kaip tu greitai, galvoju, susapnavau. Kur visi? Kokie? Šitas. Mangis persirijo nuėjo pasnaust, Ferdinandas nulėkė į Strilkę, o aš va tave sapnuoju. Nu, geras naujienas. Blogos. Ta prekė turi istoriją. Nu. Atkirto tiek prekę, tiek už ją gautus pinigus. O tokios kalbos eina. Todėl aš pasuoju. Dar jūs atėmėt, pareis galai, o čia bus karšta. Tai jau kas pirko, kas pirkėjas? Šito man nesakė. Tai, Indriuška, palauk. Davai, dasilaukiam Ferdinando, pasitarsim. Ne? Man tai čia viskas aišku. Aš pasitraukiu. O jūs ten ką nuspręsit, gal jau nebe taip įdomu. Gerai, viskas, aš vykstu. Palydėsiu. Indriucha. Skanaus. Ačiū. Nu, kas geresnė? Nusprendžiau pasakyti tau visą tiesą. Puikiai pradžia. Klausau. Tas žmogus, kurį jūs pagavot garaže, dabar yra pas mane. Čia tas pats, kurį mes radom duobėje ir paskui pabėgo iš ligoninės. Taip. Tai yra Mangis. Jis yra geras mano draugas dar nuo Bošo laikų. Jis kažkada, galima sakyti, išgelbėjo man gyvybę, kai Gabris mane bandė nuskandinti. Kaip jūs su juo susitikot? Jis pats mane susirado. Aš noriu su juo pasikalbėti. Duok man klausimus, aš tau atvešiu atsakymus. Aš noriu su juo pasikalbėti. Aš nemanau, kad jis to norės. Richardai, tu nelabai mane supranti? Įkalinimo įstaigose kažkas platina fentanilį. O Mangis yra tos schemos dalis. Prokuratūra, kriminalinis biuras, visi nori tą reikalą uždaryti. Aš suprantu. Bet vis tiek susitikimą atidėkim. Kitas dalykas, kad aš pats buvau su jais susidūręs. Ką tu darai? Atgal, veidu į sieną! Į sieną pasakiau! Kiek ten buvo? 12 kilų. Blin, padarai klaidą. Kodėl? Ten ne banditai ir ne dileriai. Ten kur kas rimčiau.
Ta prasme. Ten tokie kaip aš. Iš struktūrų. Arda, jeigu tu negražinsi, tave sukapos mažais gabaliukais, pakas ir dingsi be žinios.